Xiaomi 17 Ultra. Net sunku pasakyti, ar tai vis dėlto telefonas su nuostabiu fotoaparatu, ar tai vis dėlto fotoaparatas. Na, kadangi Vilniuje visi žino, kad jeigu nori kažko netikėto, ateik į Kalvarijų turgų, naujų šios kameros funkcijų taip pat atėjom čia paieškoti. Štai bendras vaizdas, o čia yra artinimas ir artinimas iki 120 kartų. Nu va, 120 kartų. Ir kas nuostabiausia, čia teleobjektyvas yra unikalus. Štai šitas prizminis, stačiakampis, turi viduje lęšių grupę, kuri ne šiaip statiškai stovi, bet gali judėti. Tad tai jau yra tikro fotoaparato su klasikiniu objektyvu funkcija. Štai. Čia ne šiaip užrašą gali perskaityti, čia gali pažiūrėti pikselių dydį. Ir yra iš tikrųjų labai įspūdingi filtrai. Ir man leikos šitie nespalvoti. O, vaikeli. Kokia dvasia iš karto. Pagrindinis 50 megapikselių jutiklis yra 1 colio, tačiau šiemet jisai yra visiškai naujo tipo. Galima jungti makro režimą, štai pasirinkti pavyzdžiui tokį atstumą ir pažiūrim, kaip jisai tai padaro. Nes man labai patinka post-productionas dar, bet ir itin plataus kampo kamera yra tikrai labai gera, dėl to, kad yra 50 megapikselių raiškos, turi optinį vaizdo stabilizavimą, autofokusavimą. Galim pažiūrėti, kaip atrodo itin platus vaizdas. Pasimkim save iškirpti. Gal taip būt pardavėjų man čia tapti, žinai, kur nors. Įdomu yra tai, kad tiek vaizdo įrašai, tiek nuotraukos turi savo scenas, kurios leidžia tam tikrom aplinkybėmis filmuoti, pavyzdžiui, fejerverkus arba liepsnas. Pažiūrėk, kaip smėliukas, ne? Čia gali daryti myslę, kas čia nufotografuoti. Aišku, toks galingas procesorius užtikrina, kad video režimų irgi yra daug. Turi naktinį filmavimą, itin stabilų vaizdą. Na taip, kamera aišku yra nuostabu. Bet šiandien mes kalbame apie telefonus pačios aukščiausios klasės Xiaomi flagmanus. Xiaomi 17 ir jų yra ne vienas, yra taip pat ir tiesiog Xiaomi 17. Pirmiausia, procesoriai. Abiejose sukasi pats elitiškiausias šių metų Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesorius. Kitas dalykas – ekranas. Tiesiog akina. Įsijungi ir galvoji, pala, aš kažkaip netaip vertinu spalvas. Jie tikrai tokie geri. Tai yra AMOLED, tai yra HD+ raiška, bet svarbiausia tai yra 3500 nitų šviesumas. Tad jeigu kalbame apie produktyvumą, žaidimų sklandumą, akių tausojimą, Dolby Vision atkūrimą, dirbtinio intelekto, Hyper AI, galimybės didžiausias skirtumas tarp šių telefonų yra jų dydis. Na taip, Xiaomi 17 Ultra turi daugiau nugarėlės apdorojimo variantų ir šiek tiek geresnį atsparumą vandeniui. Užtat mažylis turi fantastišką bateriją daugiau nei 6000 mAh talpos. O, atrodo dar nepaminėjau, kad Xiaomi 17 seriją galima rasti Tele2 salonuose ir interneto parduotuvėje. Tai va, miniu. Ir dar dėžutėje galima rasti dėkliuką. Puikus variantas, ką mokėti daugiau. Ir dar galima būtų prisiminti, kad dizainas šiek tiek pasikeitė, kameros modelis daug aukščiau pasislinko, atsparumas vandeniu iki 6 metrų gylio pusvalandžiui, vidinė atmintis 0,5 TB, 16 GB RAM, yra lazerinis autofokusavimas. Kiek čia visko dar.